kaip toliau? Užmiršau. Suprantu, kad reikės išeiti ir pasakyti tą nelemtą tekstą tiksliai pagal scenarijų. Improvizacija nepageidautina, tai poetinis tekstas, eilėraštis. Stovi scenoje, pila šaltas prakaitas, pinasi liežuvis. Kuo tu vardu? Kažkodėl ištariausi spoksodamas į jauną damą, sėdinčią salėje trečioje eilėje iš kairio krašto. Nulipu nuo scenos ir prieėjęs ištiesiu į savo ranką. Visiškai pasimetu, juk ne tas tekstas, ne tai, o kaip turi būti, užmiršau. Susipažinkim, aš nesusipratimas. Pradedu improvizuoti. Pasijuntu stovintis lyg ant banguotos jūros kranto. Didžiulės bangos ritasi viena link kitos ir lūžta virš mano galvos. Plaukiame tamsių koridorių. Tai koks tavo vardas, a? Nežinai? Nežinau. Kiek taip sėdėjau, pamečiau laiko jausmą. Gal per giliai įkvėpiau vasaros oro? Raudonas solelis, didelis oro balionas, pakyla virš žemės kartu su manim. Kai netikėtai debesį perskrodžia auksos spalvų žaibas, krentu atgal į žemę. Juoda katė, gracingai peršokusi tvorą, nusišluosto letenėlėmis snukutį ir apsilaižo. Žiūriu į katę ir pagalvoju, kad pasaulis yra ne toks, kurį mes susikūrėme, o toks, kokį mums kiti pasiūlo. Aukštai danguje nardo kregždutės. Nebus lietaus, sakydavo mano močiutė. Nebus lietaus. Tyla atidaro laisvės duris į save, į vaikystės prisiminimus.
kelias, kuris prasideda toje už kožilkos, visada traukdavo mūsų magnetas. Jame daug praleisime valandų žaidžiant karą arba stepinių. Paskęsdavome gamtos prieglobstyje kartu su kaimo vaikais. Paukščių trėdės buvo tarsi palaima. Atpažindavau visus jų balsus. Žinodavau, kuo jie maitinasi, kur sukasi lizdelius. Lakštingala prabildavo vakarais, kai saulė pasislėpdavo už miškelio. Jos švelnus balsas kutendavo mano sielą, pakeisdamas iš kolūkio fermos dar negrįžusios mamos balsą. Su palaima stebėdavau, kaip keičiasi dangus. Šit atplaukė debesėlis ir užklojo vakarę. Laukdavau, kol jie vėl išlys, pasirodys. Ir taip valandas iki vėlumos. Vaikeli, argi nenori valgyti, ištisą dieną bėgiojai? Bet man nemotais buvo valgymas. Svarbiau buvo praleisti laiką gryname ore. Pažinti, kokie augalai ir paukščiai miškelė gyvena. O kai prasidėdavo uogų, grybų, vaisių metas, tai vakarais girdėdavosi šaukiant iš įvairių kaimo sodybų. Zita! Regė! Stasė! Gedė! Bet kur tau? Jei dar rūksta laužo dūmai prie palapinės ir uogienė dar neišvirta, kažkas dar neprisiskinė riešutų, nepasisotino laukiniais obuoliukais. Kaimas buvo išsidėstęs miškelio laukymėse, todėl sodybos viena nuo kitos nesimatė. Anot močiutės karo metu kaimas buvo patogus ir vokiečių, ir rusų kareiviams slėptis. Gera miškinga priedanga. Zichai! Toks vokiškas šūkis išliko mūsų mažose galvelėse arba rūki vėl! Nors tų šūksnių vertimo darai nežinojame, bet žaisdami šūkaudavome kiek įmanydami. Kaime gyveno ir mūsų vadas Romka, vyriausias iš mūsų būrio. Kartą Romka iškasė tampas naredą, užkūrė laužį ir jį įmetė. Laukėme sugulę griovė, kol sprogs, bet laužas ėmė gesti, o snaredas, kaip nesprogsta, taip nesprogsta. Romka pribėgęs įmetė dar keletą sausų šakų ir vos tik spėjo prigulti griovėjas snaredas sprogo. Kaip dabar sakoma, kaipas buvo neapsakomas. Po tokios mūsų išdaigos kaimo vyrai iškvietė išminuotojus, kad daugiau tokių šanybų net bedarytume ir liktume sveiki. Dar naktis. Alpsta pusiau atsivėrusios akys. Užkliūna už kaimo kapinaičių ir geležinių kryžių. Aplink baldų į doblų laukas. Toli kukoja gegutė. Spėjai miname dviračių pedalus, nors aplinkui dar tamsu. Tolumoje pasigirsta karvių mukimas. Nejaugi jos atpažįsta mūsų iš kvapo, iš klausos. Mat čia pat, kaip ir saulė miglė mėta ir dar 20 su viršum besiganančių ganykloje kolūkio bandos karvių. Savo dar nestipriomis rankomis spaudžiu karvės spinius, norėdamas greičiau pamelžti, pralenkti mamą. Kartais tai pavyksta, jei karvė ramiai ir speningišti. Rūkas dar neišsisklaidė ir rodos veiksmas vyksta lyg sapne. Dabar karvutės ramios. Jos suėdė po porciją miltų, atidavė savo pieną. Atsigėrė vandens. Mama švariai išplauna kibirus su džiausiu pašluostės. Dar kartą apžiūrime bandą. Ar tinkamai perkeltos iš vienos vietos į kitą, kad nesusipainiotų tarpusavyje. Įsėdami dviračių ir riedami namo. Pirmieji saulės spinduliai paliečia besitraukiančius nuo horizonto debesis. Dabar nebereikia skubėti. Važiuojame lėtai, veidus iššypsina ir lengvas nuovargis. Vaikeli, eik pamiegoti po pusryčių, juk pavargai. Visada išklausydavau mamos patarimo, bet kartais nevykdydavau, nes labai jau traukė kiemo vaikai, kurie dar tik išsirito iš savo lovų. Jiems nemotais, kad aš su užsidegimu pasakosiu, kur buvau ir ką veikiau. O juk taip norisi pasigirti. Mūsų sodas būdavo lyg pavyzdinis. Visada išgenėtas, nušienautas. To rūpindavausi aš. Vaikeli, kai nupjausi kmynus, juos surišk ir parnešk namo. Surišim, sudžiovinsim, bus skani arbata žiemai, o sėklos duonai. Duonos kepimo diena būdavo prieš didžiąsias šventes. Kalėdas, Velykos. Jau iš vakaro močiutė suminkydavo tešlą duonkubilyje. Per naktį jį rūkdavo ir skleisdavo aštroką salsvą kvapą. Rytui išaušus, temdavau malkas, kurdavau pečių. Malkas išdėstyk tolygiai, kad pečius įgaistų vienodai. Močiutė imdavosi formuoti didelius duonos kepalus, nepatikėdama šio darbo niekam. Kartais įmanduodavo tešlos gabalą ir aš su malonumu nulipdydavau kažkokį žvėrelį ar paukštį. Ji nieko man nesakydavo, tik šypteldavo ir kartu su duonos kepalais pašaudavo į pečių.
Laukdavome visi, kol duona iškeps. Kol iškeps mano kūrinys. Palai matydavo tada, kaip po kepimo prisiragavus duonos, susirangai ant šilto pečiaus ir užsnūsti. Arba klausai močiutės sekamos pasakos. O kokias pasakas tada močiutė sekdavo? Niekaip negaliu šiandien prisiminti. Pasakojimai apie karą, karo baisumus ir jo pasiekmes man ilgam įstrigo. Laimingi tie vaikai, kurie turi abu tėvus. Kur mano tėvelis? Ne kartą kildavo klausimas mažose mūsų galvelėse. Bet juk jų neturi nei Gedė, nei Zita, nei Romka. Kodėl? Vėl ir vėl paslapčia kildavo klausimai, nors kartais matydavau jį praeinantį pro šalį lauko takeliu. Vis žvelgiant į mūsų tvarkingus ir išpuoselėtus namus, į sodybą, negalėjome ir neturėjome teisės analizuoti mamos ir tėčio santykių, nes buvome per maži. Gerai atsimenu tą dieną, kai tėtis išėjo ir nebegrįžo. Apie jį niekas nebekalbėjo, nesvarstė, neprašė grįžti. Mes tylėjome ir ta tyla buvo šventa. Namuose kaip relikvija liko tėčio senas motociklas, kuris buvo jau išardytas dalimis. Sako, kad neilgai važinėjo jo, girtas trenkėsi į pakelės medį. Liko ir juodas odinis lietpaltis, kepurė, dar kariškas šautuvas. Močiutė pasakojo, kad tėtis buvo pirmasis kolūkio brigadininkas prie rusų valdžios, kai steigėsi kolūkį. Niekas nenorėjo jom būti, bijojo, nes aplinkui dar šmeižavo ir partizanai, ir stripai. Į namus atklysdavo nuo karo atsilikę vokiečių arba rusų alkani priplyšę kareiviai. Tada tėtis buvo dar labai jaunas, mokėjo prisitaikyti ir tiems, ir tiems. Senelio, kuris išėjo napilint savo norų, neteko pamatyti ir pažinoti. Neišlaikęs pokario valdžios spaudimo ir persekiojimų, matys Smetonos laikais buvo Lietuvos savanoris. Gavęs 20 hektarų žemės ir sunkiai užsidirbęs pinigų Amerikos anglies kasyklų,